Sveiki visi, aš esu Quanard ir šiandien pažaiskime Europa Universalis 4. Taigi pats Europa Universalis 4 kaip žaidimas tai yra Grand Strategy stiliaus žaidimas sukurtas kūrėjų Paradox Interactive ir tai yra puikus, nuostabus, amazing žaidimas, kurį aš ilgai ir nenobodžiai žaidžiu. Dabar pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, tai aš žaidžiu ant 1.13 versijos, kas yra teoriškai beta versija, kuri tuoj bus oficiali. Nes, man jinai daug labiau patinka negu dabartinė 1.12 versija, bet, nesmė, aš tiesiog noriu tai pasakyti. O šiaip, jo, tai yra žaidimas, kuriam tu gali žaisti už absoliučiai bet kokią šalį visoj žemėj. Taip, yra visa žemė, gal išskaitant Antarktidą, kur vis tiek nieks iš tikrųjų negyvena. Tai galima žaisti nuo kokios nors didžiosios galingosios Prancūzijos iki pačios mažiausios niekam nežinomos, bent Europoje, kokios nors krykų genties. Galima žaisti už absoliučiai bet ką. Už ką mes žaisim, tai bus Lietuva. Jo, bandysim žaisti už Lietuvą. Lietuva neturi jokių specifiškai jai sukurtų achievementų, taigi nemanau, kad kažką gausim, bet tiesiog for fun galim pabandyti ir žaisti už Lietuvą, išplėsti Lietuvos imperiją ir tiesiog įrodyti pasauliu, kad mes geriausi. Mūsų tikslas bus turbūt sukurti abiejų tautų respubliką, bet ne žaidžiant už Lenkiją, bet žaidžiant už Lietuvą. Taigi pažiūrėsim, kaip tai išeis. Dabar šiaip už Lietuvą žaisti yra, sakyčiau, visai sudėtinga vien dėl tų visų kaimynų stipriųjų, kaip Osmanų imperija, Maskvos, galima sakyti, imperija, turiuomenį būsimą Rusiją. Tiesiog tai gali būti labai sudėtinga ir ypač dėl to, kad Lietuvos pagrindinė valstybinė religija yra katalikybė, kai daugiau negu pusė Lietuvos nevaldo, bet užima stačiatikiai. Todėl gali būti problemų su tuo, bet Lietuvos idėjos yra labai puikios, tokios kaip Torrents of Heretics plus 4, kas yra tiesiog nuostabu. Tai reiškia, kad mes žiauriai toleruojame visus eretikus, katalikybės, tiksliau krikščionybės bent jau eretikus, kaip stačiatikius, protestantus ir reformatus. Taigi, žiūrėsim, kaip galim padaryti, o šiaip dabar galim pradėti. Aš nežaisiu ant Iron Man vien dėl priežasties, kad, kaip sakiau, jokių achievementų specifiškai sukurtų Lietuvai nėra. Žinau, kad yra keli abiejų tautų respublikai, bet iš tikrųjų aš jau jeigu kurt abiejų tautų respubliką, tai turiu nei dar ir žais už achievementais, manau, kad norėčiau už Lenkiją labiau, nes tiesiog yra daug lengviau, bet dabar tiesiog pabandom. Žiūrėsim, kaip bus ir spaudžiam tiesiog play. Ok, tai štai ir pasikrovė. Dabar pagrindinis dalykas yra, čia kaip ir mes viską pradėjom 1444 metais. Tai prieš tai osmanai pradėjo verštis į Europą. Jie apsupo visiškai, ir galima sakyti, visiškai jau nusilpino ir sugadino šitą Bizantijos imperiją ir jau įsiveržė į Europą. Ir sklido gandai, kad Osmanų imperija, ypač su neseniai mirusiu sultonu, nes dabar, kaip matome, sultonas yra tik 12 metų, tai su neseniai mirusiu sultonu Osmanų imperija yra nusilpus, tas privertė arba paskatino popiežių, nepamenu jo vardo, Eugenijus kažkelintasis, Eugenijus IV, turbūt čia tas pats popiežius, paskelbti kryžiaus žygį, bene paskutinį kryžiaus žygį į Osmanų imperijai. Vakarai tuo metu pagrindiniai praeitų kryžiaus žygių dalyviai, anglai su savo ten Plantagenetų dinastijom ir prancūzai su savo Valois ir dar kažkokiom ten dinastijom, Kapečių, man atrodo, buvo užimti 100-mečiame kare, tad jie negalėjo padėti ir pagrindinį vaidmenį užsiėmė Lenkijos karalius Vladislavas III, kuris tuo metu valdė ir Vengriją. Tačiau jis mirė Varnos mūšyje ir aš tik tai sprendžiant iš to, kad tokios provincijos Varna nėra, bet yra Gulf of Varna. Tai sprendžiu, kad kažkur šitose vietose mirė, įsivaizduoju bent jau, per mūšį ir netoli nuo to buvo pasirašyta taika su osmanais ir osmanai įsigalėjo Europoje, bet mirus Lenkijos karaliui Vladislavui III, Lenkija bei Vengrija nebeturėjo karaliaus. Tai va,
Dabar, kaip matome, osmanai turi labai daug taikos laikotarpių su Bosnija, Serbija, Valachija, Vengrija, Lietuva, Lenkija, Popiežiaus valstija, Venecija ir Karamanu. Nors Karamanas abejoju, kad dalyvavo kryžiaus žygį, vien dėl to, kad jis yra musulmonas. Bet jis turiuomenį osmanai, turi taikos sutartį su mumis. Tai yra labai labai gerai. Dabar mes pradedam kaip Grand Duchy, kaip didžioji kunigaikštystė, kas nėra gerai. Aš noriu tapti karalystę. Ir mes turim pakankamai, mūsų valstybė yra pakankamai didelė tapti karalystę, bet mums reikia 50 prestižo, kurį mes gausim per mūšius, karus ir taip toliau. Tad jo, galim kaip ir pradėti, I guess. Pirmas dalykas, pažiūrim, kas mus rivalino, kas pasakė, kad yra mūsų priešai. Danija, Vengrija ir Teutonų ordinas. Kas yra okei. Danija man nelabai svarbu iš tikrųjų. Teutonų ordinas tikrai bus mūsų priešas. Galvoju Maskva arba Novgorodas. O gal Aukso orda. Nu, Maskva mūsų nekenčia, bet čia visiškai tiesa. Nežinau, galvoju, gal Novgorodas, nes jį paimti daug lengviau. Turiuomenį, visų armijos šiuo metu yra silpnesnės už mūsų, bet laikui bėgant jie gali stiprėti, ypač Maskva, ir ją reikia nusilpninti kuo greičiau. Tai galvoju, rivalinsiu Novgorodą ir Maskvą. Galėčiau rivalint Osmanų imperiją, bet jie yra žiauriai stiprus ir net dabar aš turbūt su jais nesusitvarkyčiau. Tad Maskva. Dabar dalykas yra, kad Osmanai pradeda su puikiu sultonu, kuris yra žiauriai jaunas ir gyvens turbūt labai ilgai. Todėl jie yra tokie overpowered, ypač pradžioj. Jie pradeda su 5-5-6, reiškia, kad tie military technology 4 pasieks labai greitai. Dabar kalbant apie mus, mes pradedam su Kazimieru Jogailaičiu, kuris yra 4-4-1. Tai reiškia, kad mes military technologiją 4 pasieksim labai vėlai, kas nėra gerai. Ir aš norėčiau, kad Kazimieras Jogailaitis mirtų. Tai taip. Dabar mes labai, kaip sakiau, tolerantiški visiems eretikam, tuo pačiu stačiatikiam. Tad, pavyzdžiui, mes galim pažiūrėti į Braslavą ir sukilimo šansus. Tolerance mums nuima -2, nes mes labai jos toleruojame. Kai tuo atveju, pavyzdžiui, Lenkijoje, čia stačiatikio šita provincija, būtų plus 2,51, nes jie yra visiškai netolerantiški. Jie netoleruoja kitų religijų, kai mes toleruojam labai netgi. Nu, turiuomenį, mūsų 90% šalies sudaro kitos religijos. Tai taip, aš neįsivaizduoju, kodėl... aš turbūt pamiršau įjungti Dynamic Province Names, dėja. Todėl nepervadino Vilną į Vilnių, ką mes galim patys padaryti. Nors būna labai smagu, kai tu padarai pats province name ir kiekvieną pagal kultūrą. Pavyzdžiui, jeigu Vilnių valdys Lenkija, tai ir bus Vilno, bet jeigu lietuviai, tada jau bus Vilnius ir tiesiog įdomu. Aš šiaip, nesvarbu. Jo, galim išjungti fortus, kad sutaupyti truputį pinigėlių. Mūsų ekonomika yra visai gera. Dabar mano pirmas planas, ką aš noriu padaryti, tai yra turbūt užpulti Krymą. Taip, aneksuoti Krymą, bet ne pats, o padaryti turbūt mano vasalų, nes jis yra pakankamai mažas, kad per vieną karą jį padaryčiau savo vasalų. Todėl tą ir padarysiu. Pradėsiu jį kleiminti ir pradėsiu nuo štai šitos provincijos. Galiu pažiūrėti, ar jis draugaus su osmanais. Ne, turbūt nedraugaus, kas yra labai gerai. Su Kazanu ir Nogajum jis turbūt susidraugaus, tad reikės su jais susitvarkyti kažkaip, bet aš manau, mes sugebėsim. Taigi siunčiam mūsų karius prie Krymo sienų ir galim pradėti su savo laivyną tiesiog mobolinti, kad sutaupyti vėlgi pinigų. Aš norėčiau šitas galleys ištrinti, nes man jų tikrai nereikės. Aš tikrai ištrinčiau ir 2 sunkiuosius laivus, nes jie labai daug kainuoja. Bet, jo, jie kainuoja pusę dukato, bet aš tiesiog jos pasiliksiu dėl viso pikto. Gerai. Pažiūrėjom, ką galim pasirinkti kaip advisors. National Unrest. Ok, nes dabar mums turėtų atsidaryti decision, kur galim gauti missionary strength plus 1.
Kas dabar, jeigu pažiūrėtumėt religion, pati mažiausia rovne kainuoja arba užtruktų 208 mėnesius paversti į katalikybę. Bet kai mes paimsim missionary strength plus 1, staiga jis tavo tik 66 mėnesių, kas yra, na, tai yra 5 metai maždaug, bet vis tiek tai yra daug geriau. Galim paimti Diplomatic Reputation Advisory ir mums labai reikia Military Advisory, kad greičiau pasiektume Military Technology 4, kad gautume duos moralės ir taktikos. Taigi National Manpower Modifier, ok. Dabar žiūriu, no mission selected. Solidify our people relations, improve our prestige, kas būtų labai gerai, nes aš noriu, kaip sakiau, tapti karalystę. Tai, I guess, mes galim pradėti nuo improve our prestige, nes tai yra pagrindinis dalykas, ko aš noriu. Nors tuo pačiu aš galėčiau paimti, užkariauti Mėmelį, kas turėtų persivadinti Klaipėdą, bet nepersivadins. Bet mes galėsim pervadinti. Ir sumušti Teutonų ordiną taip pasikeldamas prestižo pats. Nes kiekvienas, bet manau stability būtų net geriau, nes kiekvienas stability lygis duoda plus 1 missionary strength, arba plus 0,5. Nu, aš galėčiau turbūt tiesiog paimti Conquer Memel, bet ne, manau, imsiu šitą. Ok. Dabar dėl sąjungų. Kaip sakiau, Vengrija manęs nekenčia dėja. Švedija mane myli ir aš galėčiau jos, Danija pradeda su Švedija ir Norvegija unijoje. Bet Švedija yra labai stipri palyginus su Danija, tai jinai iškart nori nepriklausomybės. Todėl jinai sutiktų, jeigu aš jai padėčiau gauti nepriklausomybę. Bet ta, kad aš noriu kažko gal pats iš Danijos, bet nieko nemanau, kad galiu gauti, nes Samogitija, ar kad ir kaip turėtų, tai Varniai, Varniai, jie nėra coastal provincija, jie neliečia vandens, todėl mums būtų, man atrodo, mums net būtų neįmanoma korinti nei vieno iš šitų žemių. Tai pažiūrėsim, kaip galim daryti, dabar reikia užsifokusuoti su Krymu ir dėl sąjungininkų. Čia galima dar pažiūrėti, kad aš galiu suformuoti Polish-Lithuanian Commonwealth, kas yra abiejų tautų respublika. Man to reiktų arba tiesiog suformuoti, jeigu aš valdau Lenkiją, arba aš galėčiau tiesiog užkariauti Lenkiją. Dalykas tas, kad Lenkija mums dabar labai lengva paveldėti, nes jie yra interregnum ir aš tiesiog duodu jiems savo dinastiją ir kada mirs jų karalis, jeigu netyčia nepaliks įpėdinio, mes turbūt gausim uniją su visa Lenkija, kas bus labai gerai. Vėl bandysim, jeigu tai pavyks. Aš dabar Royal Marriage'ins juos tiesiog. Tikėkime, kad jie gaus Jogailą savo sostę, nes mes esame Jogailo dinastija. Tuo pačiu aš tą patį padarysiu su... Jo, nieks nenoriu sąjungų. Su Bohemija. Bohemija taipogi pradeda be karaliaus ir aš tikėsiuos gauti Jogailą sostę. Taigi galim pradėti ant speed 2, I guess kol kas. Ir, nu, ką aš žinau. Ok, su Bohemija, kaip sakiau, tą patį. Dabar mūsų Kazimieras neturi jokio įpėdinio. Tad jeigu jis dabar netyčia mirtų, jis gautų tiesiog Lithuanian Noble. Tai dinastija kaip ir nepasikeistų. Kas yra ok. Nėra blogai. Žiūrim, 12 diena. Už 2 dienų galim pasiūlyti sąjungą Lenkijai. Here we go. Ir tą patį noriu padaryti su Bohemija. Done. Ok, dabar turim diplomatą, kuris nieko neveikia, tai turbūt aš pradėsiu claimint Riezaną prieš aukso ordai įsiterpiant ir suvalgant jį. Tikėkimės, man pavyks. Dar neturiu jokios misijos, kas yra labai gerai. Steppe Nomads, National Manpower Modifier. Ok, diplomatą vieną gauna. Feodalinė monarchija. Ok, man atrodo, mes irgi esam feodalinė monarchija. We have a monarchy. Jo, feodalinė monarchija, bet mes vis dar esam Grand Duchy, kas nėra gerai. Aš norėčiau būti karalystėje, žinot. Galim padaryti vieną karį. 1000 karių iš tikrųjų. Dabar aš pagalvojau, labai čia yra didelė autonomija.
Ir įdomu, kodėl. Čia yra 0 autonomijos, kaip supratau. Čia yra 10 autonomijos. Čia pradeda su 60. Oho, nu, čia visai daug autonomijos mes turim. Kas nėra gerai. Bet susitvarkysim. Taigi galime eiti speed 3. Ir dabar žiūrėsim, ar Lenkija bei Bohemija kaip nors susilauks. Arba tiesiog paims į sostą ką nors, kas būtų mano dinastijos. Ir tikėkime, kad taip bus. Nes gal netyčia aš gausiu asmeninės unijas su jais abiem. Kas būtų... Gerai. Kągi, šitas diplomatas nebereikalingas, nes Aukso orda paims ir Jazaną. Kaip jie taip greitai gavo? Jie net misijos nepaėmė. Jie net neturi kleimo? Koks čia karas? Conquest of Riazan. Jiems nereikia gal kleimų, aš tikrai nežinau. Ir tai yra labai keista, bet, na, ką padarys. Taigi pradedam fabricatinti Ortensburgą, nes aš mačiau, mes turim misiją su Mėmeliu, tai galbūt mes gausim nemokamą kleimą. Tai tikėkime, kad taip ir bus. Krymas susidraugavo su Kazanu. Kas yra neblogai. Kazaną labai lengva sutriuškinti, ypač kad jie turi labai mažai karių, bent palyginus mumis. Aukso orda taipogi labai nusilps, nes vien dabar jie praras turbūt... Pažiūrėsim, kiek jie praras. Jie praras nedaug, jie praras 3000. 1500 dar mažiau. Tai aš daug kodėl jie neina stack wiping, bet okei. Ir Maskva paskelbė karą Kazanui. Kas yra dar geriau, dėl to, kad Kazanas dabar turbūt neteis padėti Krymui. Ir mes labai lengvai užimsim visą Krymą. Kad bus labai gerai. Aišku, gaila, kad Maskva jau plečiasi. Koks čia yra karas? Reconquest. Nes Permas priklauso... Nes Permas yra Maskvos vasalas. Maskva gal atrodo maža, bet jinai tikrai tokia nėra. Nes Maskva turi Permą, Jaroslavą ir Puskovą kaip savo vasalus. Tai jie yra tikrai dideli. Aš norėčiau dar Novgorodą gal net užpulti. Nes šita provincija, pats Novgorodas, yra labai gera. 22 development, kas yra puiku. Dabar ruošintis karui su Krymu. Aš manau, mes turėtume įjungti kelis fortus. Pavyzdžiui, šitą... Iš tikrųjų užteks. Dėl viso pikto šitas yra. Nu, jeigu netyčia kaip nors ateitų, nors tikrai abejoju, kad taip sugebės, bet, na, niekada nežinai. Mes negaunam daug pinigų, tik 16 dukatų. Oho, ir jeigu mūsų karalius dabar mirs, mes eisim į asmeninę uniją su Bohemija. Ir Maskva bandys ją paimti. Oho, okei. Nes Bohemija gavo Jogailą. Okei, bent tiek. Bohemija gavo Jogailą. Mes galėtume claimint jų throne, jeigu, na, galėtume. Bet aš to nenoriu, nes Bohemija yra... Austrija gintų Bohemiją visų pirma. Esu tikras tuo. Taip, Austrija tikrai gintų Bohemiją, nes Bohemija yra imperijos narys. Austrija yra imperatorius. Jo, ir šiaip, nemanau. Bet galbūt, pavyzdžiui, jam dabar mirus, būtų succession. Jeigu dabar šitas Jogaila 20-metis mirtų, mes gautume uniją su Bohemija. O Austrija bandytų ją pasiimti su savo sąjungom, kurios yra labai stiprios. Kas man labai patinka. Ok, taigi Kazanas neteitų padėt, bet ateitų Nogajus, vadinasi, jie susidraugavo su Nogajum. Ok, man atrodo, teks mums susitvarkyti su Nogajum, bet aš galiu jau skelbti karą Krymui, kol jie dar netapo stipresni. Taigi, Nogajus turi kokių sąjungininkų? Ne, bet aš vis tiek nemanau, kad skelbsiu co-belligerent. Lenkijos man nereikia šitam kare ir viskas. Karas paskelbtas.
Galim paimti lyderį kokį nors gerą. Nu, tikėjausi gero. Gavom paskutinį šūdą, atsiprašant, bet jo. Ok, ir einam okupuoti visą Krymą. Ok, tu čia eini. Jo. Dėl viso pikto, jeigu Nogajus ateitų, įjungsiu šitą fortą. Ir ok. Jie Dishonored Military Alliance. Ok. Ir mūsų užpuolė Krymas. Kas yra gerai, nes jie dabar visiškai bus surekinti. Jie jau pralaiminėja mūšį. Arba, jo, mūšį. Pamiršau ištraukti laivą, bet viskas ok. Kur jie gali bėgti? Jie turbūt bėgs ten arba bėgs į Nogajų. Kas būtų negerai. Dėl viso pikto apsaugosim taip. Ok. Ir mes tuoj okupuosim Krymą visiškai. Kas bus labai lengva buvo. Turime šitas karas, kas tas Krymas. Ir galim pradėti kleiminti taipogi Livonų ordiną. Nes Livonų ordinas taipogi yra mažas, kad mes galėtume jį vasalizuoti. Kas būtų labai gerai. Dabar kur tu bėgi? Tau kažkas duoda military access. Ar aš galėčiau nueiti? Ne, aš net negalėčiau. Kur tu bėgi? Jeigu į Smolenską? What? Kolm. Jis duoda Nogajų military access ir Permas duoda. Ne, aš neįsivaizduoju, kuris eina. Bet mes ką tik gavom vieną stability. Kodėl? Kodėl ne? Ok. Ir tai dar labiau pagreitins mūsų conversion speedą. Konvertinsim labai greitai. Galėčiau pulti šitą laivyną, bet nemanau, kad mano du sunkieji sutvarkys su jais visais. Tad aš geriau tiesiog palūtinsiu visas provincijas ir, na, tiesiog pinigėliai. 10 dukatų palūtinti, ok. Ok, tai čia kleimas sufabricatintas. Dabar turbūt aš noriu fabricatint. Turim pažiūrim, kokios stiprumo yra Maskva. Maskva yra neturi jokio manpower, bent tiek, bet šiaip jinai yra stipri. Ar ateitų, Lenkija ateitų į karą prieš Maskvą? Bohemija į karą neateitų, nes jis yra tolimas, jai bent jau. Tai aš galėčiau skelbt karą Maskvai. Ir paimti kelias provincijas, kaip pavyzdžiui Pskovą, Ostrovą, gal net šitus. Ok, galiu pradėti claimint, nuo to nieko blogo nebus. Nors iš tikrųjų, pirmą man reiktų issue embargo visiems mano rivals. Tuo pačiu Teutonų ordinas. Ir kas mano paskutinis rival yra Novgorodas. Ok. Už 6 dienų galėsim pradėti claimint. Vėlgi Kaluga ar Rizeva. Jokio skirtumo. Ok. Nogajus. Dabar kaip mes galim patekti į Nogajų? Aukso orda mums neduotų military access. Maskva neduotų. Novgorodas irgi neduotų. Aš net neįsivaizduoju, kaip mes galim patekti į Nogajų. Galbūt mums reiks visiškai užokupuoti Krymą ir 5 metus pralaukti, kad gautume 100% war score. Kas yra galimybė, bet 5 metai yra, na, tai yra daug, iš tikrųjų. Šitą galim fortą išjungti, mums jo nebeprireiks. Ir Krymas visai sunku jį nusiedžinti. Nes nėra blokados ir visai geras fortas, nes čia yra sostinė plus fortas.
Dėl jo užtruks nusidžint Krymą. Šitą provinciją visiškai išlūtinta. Galime eiti čia, kur yra 11 dukatų. 11 dukatų palūtinta, viskas ok. Okay. Ir mes nebegautume unijos. Nebegautume unijos, jeigu dabar taip atsitiktų. Lenkija vis dar neturi karaliaus. Kas yra ok. Kas yra labai labai gerai iš tikrųjų. Conquer Western Prussia. Tai Lenkija turi ant viso šitų kleimus. Taipogi mes pradedam tiksliau kaip rytų technologijos atstovai, kas duoda mums 20% daugiau kainuoja paskelti technologijas, bet mes galime tapti vakarietiški, westernizuotis, jeigu mes turėsim Danzigą, Gdanską, Vieną arba Pragą. Mes Pragą galim gauti kažkaip per, pavyzdžiui, Uniją. Vieną mes galim užkariauti, bet tai užtruks. Turbūt artimiausias būtų tiesiog paimti Gdanską, einant per Teutonų ordiną. Ir turbūt mes taip ir darysim. Žiūrim, kaip Teutonai jaučiasi dėl Pomeranijos. Jiems nepatinka Pomeranija. Čia gerai. Tiksliau, švedų nepriklausomybę suportina Škotija. Škotland. Ok. Bohemija, nei Lenkija, nei Bohemija neturi įpėdinio. Milanas taipogi neturi. Jis norėtų Royal Marriage. Jam yra 54 metai. Kaip ir Valachijos karaliui yra 57 metai. O, Maskva kleimina, ok. Įdomu. Mes galim gauti uniją su Valachija, jeigu mums pasisektų. Taipogi mes galim gauti uniją su Milanu, jeigu mums pasisektų. Galim rizikuoti, nes Valachijos karaliui turim jau 57 metai. Turim 2 iš 4 diplomatic relations slots. Vienas, aišku, bus Krymui. Nežinau, kaip čia išeis. Kitą norėčiau pasilikti Livoną, bet aš nežinau, ar jos noriu aneksuoti, tiksliau vasalizuoti. Nors stiprius vasalus turėtų būtų gerai, beje, man atrodo, mes jau išlūtinom. Jep. Galime eiti ir lūtinti 9 dukatus, štai ten. Beje, nukleiminom Livonų ordiną. Tai ir galvoju, I guess mes galim bandyti Royal Marriage'int Valachiją. Ir Valachija sutiktų alijansą arba sąjungą, kai baigsi mūsų karą. Bet Milanas taipogi sutiktų sąjungą, jeigu mes baigtume karą. Dabar tiesiog klausimas, ar tikėtis, kad jis mirs prieš gaudamas vaiką, jam 54, ar mirs šitas, jam 57. Dalykas yra, kad Milanas maždaug kaip, jis yra labai stiprus, labai stipri valstybė. Turbūt, aš sakyčiau, vienas stipriausių Italijos regione. Nu, gal ten Venecija ar panašiai, gal Savoja, bet šiaip, nežinau, aš manau, Valachija mums būtų netgi geriau. Tai, bandom, Valachija. Kas bus, tas bus. Ir jo gaila ateis į sostą, jeigu dabar Valachijos karalius mirs. Tikėkime, kad taip ir bus. Va kas čia atsitiko, tai Bohemija negavo mano dinastijos. O, čia negerai. Bohemija gavo Podebarą, kai mes turim jo gailaitį. Ok. 2% attrition, nes supply limits. Padalinam savo karius. Nespėsim. Mes turim gerą manpower rezervą. Maskva vis dar kare su Kazanų Krymų Timuridais. Maskva kare su Timuridais. Aš nežinau, ar jiems čia labai gera idėja buvo. Staiga greičiau nusidžint Krymą. Turim į pačią provinciją.
Ar kad tik Orda mums duotų military access, I guess mes galim improvement relations su Orda dėl viso pikto. Gal duos ir tada galėsim nusidžinti visą Nogajų. Nors jie patys šiaip karių turi, kas nėra gerai. Krymas yra vis dar pakankamai mažas vasalizacijai. Ok. Tai kaip po velniais Krymas sugebėjo pereiti? Jie neturi jokio military access, Nogajus neduoda jokio military access, aš neturiu jokio military access. Ir Maskva fabricatina claimus ant Smolensko. Nežinau, ką jie nori su jais padaryti. Aš tikrai nemanau, kad jiems baigsis gerai. Nors Maskva dabar turi net daugiau karių negu aš. Tačiau jie neturi iš vis manpower. Bet aš žinau, kad jie pradeda su labai geru lyderiu. Ir plus Lenkija man padėtų su savo vasalais. Tai štai 8, 15, 6 ir dar ten daugiau tūkstančių. Nu, aišku, tuo pačiu Maskva irgi turi visą Permą, Tverą, Pskovą. A ne? Pskovas? Ai, ne, neturi Tvero, Jaroslavą turi. O Tveras šiaip yra geresnis. Įdomu būtų, jeigu mes sugebėtume... Rygą vasalizuoti. Mes galėtume. Bet ar yra kas nors gero iš to? Aš paimsiu prestižą, nes mūsų misija yra paimti gal daug prestižo. Aš nežinau. Ir Novgorodas. Ok. Dar missionary strength. Arba tiesiog gaunu 10 prestižo būtų labai gerai. Ir tolerance of heretics numažės, aš to nenoriu. Jo, paimsiu tiesiog 10 prestižo. Čia viskas išlūtinta. Čia lūtas atsistatinėja, čia jau visiškai atsistatė. Eik ir looting ten. Čia lygiai tas pats. Pinigai yra labai gerai. Prancūzai yra kur jie kontroleris? Galėtų greičiau. Gerai, einam speed 4. Dėl viso. Ko? Aš noriu tiesiog greičiau nusižinti Krymą. Ir kaip matau, Švedija yra nepriklausoma. Jinai viena. Švedija su Škotija pasiryžo nukariauti Daniją ir Norvegiją ir Holšteiną. Na, gal ir pavyks, nežinau. What? Dar kažkoks Kandaras atėjo į karą? Šitas šikdės. Ok, duotų military... O, duotų, ok. Tai mes, vadinasi, mes galim nueiti iki Kandaro. Ok, einam, nusidžinsim. Doctor military access. Ir Doctor military access. Einam bolo. Valachija vis dar neturi įpėdinio. Nebereikia man iš tavęs. Aukso orda. O, aukso orda duotų. Klausimas, ar man jų vis dar reikia? Turbūt. Žiūrėsim, kaip viskas seksis. O, Krymas nusidžintas, puiku. Galim paimti tą lyderį. Susigražinti. Šitas žmogėlis gali stovėti ten ir, ką žinau, lūtinti. Kas pinigai. Krymas nebenori būti kare. Dabar mums reikia 5 metus laukti arba nueiti ir nusidžinti visą Nogajų. Arba bent jį išmesti iš karo. Paimam vieną karį ir siunčiam ten. Visi kiti gali pulti. $7,000. Jo, aš manau, mes laisvai. Aišku, lyderis toks jausmas, kad lygiai toks pat. Pas yra 2-1-1, pas yra 2-1-0. Haha, mes turim vieną daugiau maneuver, kas reiškia beveik nieko. Bet vis tiek.
jo armija turėtų dabar mirti. Ir aš neįsivaizduoju, kuris bandys bėgti. Amasija? Mes galim jį pasiekti. Nes turbūt, jo, jis tiesiog ten sustos. Ir RIP armija. Jis čia forto neturi. Tai užteks 3000. Paimam 3000 ir neleidžiam jiems suffering attrition jokio. Jūs galite grįžti. Ir gal tu turi military... Net tu neturi jokio military access. Aš neįsivaizduoju, iš kur jie gauna juos. Ir Aukso Orda paskelbė karą. Golden Ord Conquest of Crimea. Tai reiškia, kad jeigu aš vasalizuosiu Crimea, ateis Aukso Orda į karą. Okei. Ir tai bus defensive karas, tai mes galėsime net savo sąjungininkus iškviesti. Nice. Ir aš galiu pradėti fabricating claimus ant Krymo. Ant Aukso Ordos. Aišku, dar priklauso, ar nenori Nogajus iš karo išeiti. Atsakymas yra ne, bet beveik. Bakhmut šitas arba tas. Geriausia provincija yra šitas pagal development, bet Bakhmut gamina geležį. Kas būtų labai gerai. Tai, manau, pradedam su Bakhmut. Tiesiog laukiam, nes Aukso Orda nieko negalės čia padaryti. Šitą fortą galim išjungti. Ok, mūsų prestižas 21, ok. Po šito karo turėtume gauti visai normaliai, manyčiau. Aišku, mes gavom disease outbreak, kas yra bullshit. Koks skirtumas. Status quo, nice. Full annexation. Net Novgorodas jau kažką daro. Gal Maskva ir nebus tokia didelė. Turiu, Novgorodas turi netgi korų ant Maskvos. O Maskvos misija yra Conquer Novgorod. O tai Maskva gavo korus ant viso Novgorodo. Aš galėčiau proclaimint garantijų Novgorodui ir jeigu Maskva ateis į karą, skelbs karą Novgorodui, aš ginsiu jį. Aš taip galėčiau daryti, bet nežinau, ar taip apsimoka. Bet susilpnint Maskvą, tai tikrai susilpnintų ją. Štai ir sukonvertinom vieną, einam prie antro, nors pažiūrėjau, jo, 0 vis dar, ok. Man esu tikras, kad čia jau, jo, išlūtinta, einam į šitą provinciją. Ir toliau darom pinigus. Mes gaunam dukatą tik tai, kas yra beveik nieko. Čia pagrindė dėl to, kad mūsų autonomija yra labai labai didelė. Čia nukrito tik vienu nuo žaidimo pradžios. Tai, jo. Riezanas. Mes turim, mes neturim kleimo ant Riezano, bet aš galėčiau pasidaryti kleimą ir aneksuoti visą Riezaną per ateinantį karą. Ok, tai dabar ką mes darysim, tai išimsim military access iš šito, cancel, ir proclaiminsim guarantee šitam. Jie netgi yra labai stiprus, kad net negaliu. Ok, bet dabar Nogajus tikrai turėtų išeiti iš karo. Norėti išeiti iš karo. Ir taip jis nori. Tas yra labai gerai. Dabar klausimas, ar tu nori išeiti iš karo? Aš manyčiau, kad taip. Turiu manyti, tu pralaiminėjai. Jo, tu nori. Bet aš noriu visų tavo pinigų ir noriu war operations. Ar tai gali padaryti? Nors ką aš dar galėčiau padaryti, aš galėčiau tiesiog paimti jo provincijas. Ir taip įsigalėti net Osmanų pačioj imperijoje. Aišku, tai labai užknistų Osmanus, tiesa. Bet kodėl ne? I mean, man nerūpi Osmanai. Osmanai, jeigu jie skelbtų man karą, man padėtų Lenkija, Bohemija, tuo jau padėtų Valachija ir velniais Valachija gavo kūdikį. Tu vis dar negavai, bet nenoriu, ne.
Ir galbūt aš net galėčiau susidraugauti su kokia nors, ką žinau, Serbija. Because remove kebab. O gal su kokiais nors osmanų priešais, kaip Austrija, Venecija. Venecija, pavyzdžiui, sutiktų sąjungos? Ne, dar nesutiktų, bet aš esu tikras, kad su laiku. Austrija galbūt. Prancūzija kare su... Okei. Kastilija truputį rekinama. Jie net prarado tą Historical Friends modifierį. Auč, Kastilija. Čia truputį žiauriai. Okei, reikia šitą greičiau nusidžint. Tiesiog įsigalėsim Osmanų imperijoje, po to užimsim visą Osmanų imperiją. Čia bus gražu. Allied with Serbia. I mean, pagal armijas mes turim didesnę armiją negu Osmanai. Mes galim turėti tiek pat karių. Aš galėčiau prokleimint garantijų Bizantijai. O jie dabar ir turi tą misiją, taigi jie turbūt to jau puls Bizantiją. Nors čia galėjo būti kvailas pasirinkimas, nes aš nežinau, ar mes galėtume. Turim Serbija, Lietuva, Bizantija ir Atėnai prieš visus Osmanus. Čia būtų žiauriai sunkus karas. Per kurį aš galėčiau kažką gal net pasiimti, jeigu aš paimsiu šitas provincijas dvi. Ai, okei, viskas o. Ir sukilo Krymo šiti, kaip šiti, pezantai sukilo. Gražu. Susitvarkykit patys. $15 prestižo, taip, man pinigų nereikia, pinigai nėra tokie svarbus iš tikrųjų. Nope. Osmanai, kaip jums sekasi? Competing Great Power, okei. Man patinka. Gal galit jūs man duokit pinigus ir duokit War Operations. Viskas. Nors ne, pala, aš teisingai, aš sakiau, kad aš noriu pačių provincijų. Ups. Aš galėčiau. Turbūt. Žiūrėsim, kaip čia bus. Turiu laisvą diplomatą. Kodėl aš turiu laisvą diplomatą? Lenkija. Dar su tavim turiu fabricating truputį. Kiek karių. Bet galiu užtat užimti šitą. Arba gal atsiimti šitą greičiau. Ir aukso orda didėja. Lemba, negerai. Kazanas. Oh god, Maskva irgi kiek suvalgė. Ar jūs ne per daug suvalgė truputį? Turiu omeny, kiek overakste? 355. Čia nėra truputį per daug. Tik sakau. Neįsim į karą su aukso orda. Nu ir gerai. Žinoma. Pala. Ką tu padarėjai? Okei. Jau man jau paskelbė karą Krymui. Kas būtų labai durna. Water shortage. Okei. Užėmėm šitą. 92. Tuojau. Dar keli mėnesiai, kol baigsi šitas kleimas, kad atlaisvintume diplomatą. Nes man to reikia. Done. Dabar aš paimsiu abu šitus ir man nelabai svarbu. Galiu šitą diplomatą susigrąžinti, I guess.
Paimsiu abu. Čia būtų labai daug. Aš galėčiau paimti ant vieną, kad įsitvirtinti. Paimsiu kastą kažkokį. Vieną paimu. Duok visus pinigus. War operations. Annul treaties. Abiejais. Su dulkaldyru nereikia. Ok, done. Ir dabar Osmanai turėtų manęs nekęsti. Dalinai, nes čia yra jų koras, šiaip ar naip. Ok. Ir dabar tiesiog paimam šitą Krymą kaip vasalą. Vis dar galim? Tikiuosi, kad galim. Taip. Netgi sumažėjo turbūt. Turbūt dėl autonomijos. 25 arba Jedesanas gauna autonomy change 5 metus. Ok. Go ahead. Ok. Sue for peace. Tu esi mano vasalas. Done. Ir tik tai musulmonai galės eiti į koaliciją prieš mane. Man tai nesvarbu. Done. Taip, man tai labai daug kainavo diplo power, bet aš gavau daugiau negu 57 prestižo ir aš esu karalystė. Done. Jo, kingdom. Beautiful. Jie nori nepriklausomybės, bet tegul apsišika galvą, atsiprašant. Ir vėl tas pats. Blemba, jo gaila galėtų gauti truputį vaikų. Just saying. Jūs eikit paimti tuos, jūs toliau būkit užmovbolinti. Man svarbu, kad Krymas gaus autonomijos, vis tiek jis tik mano vasalas. Golden aukso orda, Ok. Žinau, kad tu manęs nekinti, bet man tai nesvarbu. Jeigu aš skelbčiau karą tau, Lenkija neteitų. Ir tas neteitų. Na, gaila. O Maskvai jau Lenkija nebeteitų. Bet netoli. Prieš juos ateitų abu, tai turbūt aš skelbsiu karą Livonams ir paimsiu kokį memelį. Done. Turbūt taip ir bus. Ok. Paimiu visą Krymą, vieną provinciją ten ir maždaug 14 agresija expansion su krikščionimis. Smagu. Tikrai labai gerai. Turiu labai daug pinigų, kas yra taipogi labai gerai. Čia sukilimas turbūt tikrai bus vien dėl fakto, kad nors gali būti ir pavyks kažkas. Beje, kai matot, gavau papildomą diplomatą, kas yra labai labai gerai. Nes esu karalystė. Lenkija galiu improvement relations, nes vis tiek reikės. Ir jie gavo Jogailą. Here we go. Bet jie yra elective monarchy. Tai dabar pagalvojus, aš negalėčiau gauti unijos su juo. Turbūt man tiesiog reiks ją pult. Pliusas yra tas, kad jinai turi tik mane kaip sąjungininką, tai jos niekas negintų. Aišku, nes kaina jos pačios vasalų. Jo, man reikia improvement relations su Krymu, I guess. Galiu nusiųsti jiems pinigus, kuriuos iš jų pavogiau. Ir gausiu truputį 25 opinion. Kas nėra truputį iš tikrųjų. O, Prancūzija improvement relations. Ar tai gali reikšti, kad... Beje, aš tiesiog revau guarantee iš šito šikniaus. Ir offer alliance šitam šikniui, nes jau turim royal marriage, tai na koks skirtumas iš tikrųjų. Tikiuosi, kad tai nebus blogai. Ir Prancūzija improvement relations reiškia, jie yra friendly. O tai reiškia, kad jie nori sąjungos. Nice. Aš tikrai tą darysiu. Prancūzija OP, Prancūzija the best, Prancūzija oh my god. Ne, bet rimtai, prancūzai amazing. Jie yra kare su daug žmonių. Sure, bet come on, jie laimi tą karą. Laimi ant 50 taškų. Jie kare su Anglija, Portugalija. Eik, tu čia mažiukai. Palyginus kaip Anglija kare su visais šitais dičkiais. Ir royal marriage. O, Lenkai, ką darot? Man tai nepatinka. Man reikia jums padėti. Tiksliau, aš pats skelbsiu savo karą. Ir dar pakviesiu bohemus į. Ok, sugrąžinam visus šitus. Prancūzija, royal marriage. Ir
jeigu teisingai susidėlios kortos, taip sakant. Personal Union, France and Muscovy, Prancūzija gaus uniją. Jeigu teisingai susidėlios kortos, aš gausiu arba Prancūziją, arba aš gausiu dinastiją jo. Ir galbūt kažkaip sugebėsiu gauti uniją su visa François. Su the best François. Ir po 50 metų integruota, aišku. Taigi mes turim Krymą kaip vasalą, kas yra labai gerai, nes mes tiesiog neišnaudodami jokių administrative points užėmėm visą šitą dalį, kas yra labai gerai, kaip sakiau. Dabar jūs sunaikinsit visą Teutonų ordino, visus Teutonų ordino karius, įjungsiu fortus, o šitą išjungsiu, nors išjungsiu. Jo, jūs sunaikinsit visus Teutonų ordino karius, kas yra labai gerai. Man atrodo bus tik lengviau. Aišku, gaila, kad Lenkija paims turbūt labai daug. Nebent mes pirmi sugebėsim viską užimti, tada jie nieko nepaims. Ką man reikia daryti? Taip, okei. Skelbsiu karą šitiem, Teutonai ateis, Bohemija ateis į mano pusę. Aš turiu vienu per daug relations, nes ką tik gavau sąjungą su François, bet nesvarbu. Bohemija ateis, Pomeranija, Teutonic, Riga. Na, tikėkimės, Teutonų ordinas atsivestų šitus du, aš nenoriu šitų dviejų. O jūs esat kare su Livonais, Verden and Mecklenburg. Ok, man nereikia Teutonai, aš tiesiog paimsiu Memelį ir viskas bus. Taigi Bohemija ateis, Teutonai neteis, nesvarbu. Goldingen neturi forto, bus labai lengva jį paimti. Jau fabricatinasi trečias kleimas. Done. Ok, Bohemija atėjo į karą, mūsų pusė aišku. Lenkai sunaikins visus tuos karius. Išdėliojam savo visus karius po visą Teutonų ordiną. Ok, čia negalim. Ai, čia yra todėl, kad mes neturim military access iš Lenkijos. Štai. Dabar viską perdarom. Ok. Vienas ten. Nice. O visi kiti einam ir sunaikinsim Livonus. Aišku, ateis Ryga su savo 4000, bet viskas ok. Galėčiau padėti sutvarkyti Memelį. Duodam jam lyderį. Eikit, stovėkit abu ten. Improve relations su Prancūzija. O, François Strong. Man patinka. Speed 3. Einam į Mitau ir... negalim. Einam tada tiesiog į Kauną. Jeigu mes dabar mirtume, mes gautume Valois dinastiją. O, kaip būtų gerai. Mir karalių. Die king, die. Nesvarbu. Atėjo Pomeranija gaila. Bet ir Bohemija ateina, tai... Bohemija ateina. Pamiršot apie mus, Čia labai gerai. Einam į Trakai. Ne, į Samogitį tiesiog... Einam į Trakai. Ir išdėliojam savo karius, kad Lenkija nieko negalėtų paimti. Aišku. Užpuolėm vieną Teutonų ordino. Bet jie turi pusę moralės, viskas ok. Ateina 4000. Reikia čia laikyti visus. Dėja. Paliekam vieną žmogų ten. Einam į Čelmno. Jūs visi... Mes turim daugiau karių. Bent tiek yra. Sumušam tuos Pomeranus. Jie neturi military technology 4. Nope.
Ok, sumušam. Yeah. Aš galėčiau tiesiog gauti dar vieną lyderį. Arba paimti bent šitą, kuris yra geresnis. Mano šitas tai visiškai crap. Ok, ir sumušam tuos šiknius. Jų lyderis irgi visiškai crap. Aišku, mes gavom -1, of course. Ok, visi einam ten. Lenkija, jūs negausit nieko. Visi einam ten. Kare su Pomeranija, it's ok. Dabar jie, aišku, užiminės tą, mes eisim užimti Latgaliją. Tuo pačiu paimsim 2 karius ir padalinsim vieną ten, vieną į Mitau. Lithuania Occupy Chelmno, ok. Aišku, Pomeranija yra. Kas nervina. Užimsim Memelį. Nors Marienburgas nėra jų sostinė. Aš galiu eiti ir padėti užimti tą. Jo, jas padarysim tai. Pomeranija bėga į savo žemės, kas yra visiškai suprantama. 6-4. Jogaila. O, kaip gerai. Čia. O, čia nice. Vienas geriausių lyderių, kokių galėjo būti. Mitau, ok. Jūs užimkit tą. Kur yra Bohemijos? Jie užiminėja Memelį. Aš manyčiau, tai gerai. Aišku, dabar Lenkija užims Ordensburgą. Ordensburgą. Ne, jie sustojo, ok. Žiūrėjom tą. Aš noriu, kad mano karalius, aišku, tik 0 metų, tai būtų Regency Council ir jis yra average, kas yra labai keista. Jie tą užims. Negerai. Turim daug manpower, kas yra labai gerai. Užimsime Österodę, mes esam siege lyderis. Jie atsiims Danzigą. Reikia pagalbos su šitais šikniais. Ir jie atsiėmė tą nesąmonę. Nieko, užimsim, sutarkysim su teutonais ir galėsim užimti viską kitą. Viskas bus ok. Gal, kad bohemai ten susikoncentra. Jie dabar viską atsiims. Ta Lenkai... Bohemai, ateikit. I need your help. Help. Krymas ten. Krymui ten nelabai gerai. Tichola. Čia tik Ryga. Reikia atsiimti Ticholą. Bohemai ateina. Jie užsiims tą nesąmonę. Povilniais. Užėmė Chelmno. O mes atsijimsim jį. Aš bandau nekovoti daug mūšių, kadangi jie yra labai daug kainuoja. Ir manpower, ir visko, ir man reikia pagalbos tame siege. Pagrindė aš net nenoriu nieko imti iš teutonų, aš tiesiog noriu... Rip teutonai. Aš tiesiog noriu neleisti Lenkijai nieko paimti iš tikrųjų. Mes pirmi būsim, jie užėmė jau Danzigą, kas nėra gerai. Ir mes užiminėjom tą, čia yra labai gerai. Ten Pomeranai, bet Pomeranai susitvarkys tie šikniai. Kaip mūsų vasalas elgia? 21, ok. Embargo Rivals. Jie negi turi 5000 karių. Kažkur. Kas yra labai gerai, aišku. Jūs kare su Pomeranija bent jau? Ne. Travel. Dar vienas stability, tiesiog nemokami stability. Ok. Mes šitą nesąmonę konvertinsim kaip reikiant. Moldavija, eikit. Mitau, nesvarbu. Jūs užėmė tą, eikit užimti Neumarką. Tikiuosi greičiau. Kur bohemai pabėgo? Jie eina ten, ok.
Viskas, ok. Jie nemeluos, jie turbūt paims kokį Čelmno. Dancigo nesugebės, bet turbūt Čelmno tikrai paims. Čia yra faktas. Ir ačiū Dievui, kad Neumarko nepaims. Nors galėtų, turi kleimą. Bet aš jiems neleisiu. Bohemai eina Siegins. Tuo šiknius, labai gerai. Nusiedžino Neumarką greičiau. Ir išėmam, jeigu galima, Pomeraniją iš šito karo. Nedarysiu dėl to, kad man reiks skorinti vis dėlto. Ar prašau, Lenkai, numuškit tą. Prašau, eik. Jūs šikniai. Ne. Nu, negerai. Oi, labai negerai. Dabar jie nusiedžint tą. Man reikia kažkaip greičiau ten nusigauti. Ok, aš galiu taip eiti. Ok. Teisingai, Pomeranai ne kare su Lenkais. Ne, tai ačiū. Eikit iš čia. Eikit, darykit savo darbą. Pomeranai nori iš karo? Ne. Koks mūsų War Exhaustion? It's okay. Galėtų būti blogiau. O gal galėtų būti geriau. Still. Ok, dabar mūsų šansas paimti Tucholą, nes dabar Bohemai sumuš juos visiškai. Mes tuoj paimsim Marienburgą ir Osterodę. Na, šaunuoliai Bohemai, eikit ir užimkite Štetiną. Kur jie bėgs? Tikiuosi nestovės. Gerai. Marienburgas. Nice. Šaunuoliai. Tuchola paimtas. Eikit ten. Ups. Paliekam vieną karį. Ir stack wipe. Ar bus stack wipe? Ar gali būti stack wipe? Turbūt ne. Ne, nebuvo. Ok, bet aš šiaip ką tik pastebėjau, kad labai ilgai šitas epizodas eina. Tai aš gal čia baigsiu geriau. Net įsivaizduoju, gal kokią valandą jau būna, nenuėmiau laiko. Jo, tai okei, tada pratęsim kitą kartą. Išvarysim Lietuvos imperiją ir būtent jinai bus imperija, dabar yra karalystė, bet mes ją padarysim imperiją. Mums reikia 1000 development, mes turim tik 300, bet sugebėsim. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito susitikimo.